Vandenį paimti ir iš ten. Gerai. Oh, Krishna. Hari Bol! Well, try again. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Samaniti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Samaniti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Samaniti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Samaniti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Karine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Karine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Karine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Karine Samsara Dava Nalalita Loka Samsara Dava Nalalita Loka Janaya Karunya Gana Ganatum Samsara Dava Nalalita Loka Janaya Karunya Gana Ganatum Praptasya Kalyana Gumarnavasya Vande Guru Sri Charanaravinda Praptasya Kalyana Gumarnavasya Vande Guru Sri Charanaravinda Mahaprabhu Kirtana Gita Aditra Madhyam Manasa Rasaina
तरंगभाजो वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं Ramachakambasho Tarangavajo Vande Guru Shri Charanarvindam Shri Vigraharadhana Nityanana Sringara Tanmandiramachanada Yuktasya bhaktam janiyojatopi Vande Guru Shri Charanarvindam Yuktasya bhaktam janiyojatopi Vande Guru Shri Charanarvindam Chaturvidhasi Bhagavad Prasada Sadhana Chukram Hari Bhakta Sangha Chaturvidhasi Bhagavad Prasada Prataiva Tripti Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanarvindam Shri Radhika Madhava Madhaya Lila Gunarupa Namna Shri Radhika Pratikshana Satanamorupasya Vande Guru Shri Charanarvindam Pratishana Satanamorupasya Vande Guru Shri Charanarvindam Nikunja Yuno Bhakti Kerisita Jaya Vivir Yukira Pechaniya Nikunja Yuno Bhakti Kerisita Jaya Vivir Yukira Pechaniya Satrati Daksha Ativallavasya Vande Guru Shri Charanarvindam Satrati Sakshadharti Jaina Samasa Shastra Uttasthadhava Kintu Pragoya Priya Evandasya Vande Guru Shri Charanarvindam Yasya Prasadat Bhagavat Prasado Yasya Prasadan Nagati Kutapi Yasya Yasya Prasadat Bhagavat Prasado Yasya Prasadan Nagati Kutapi Yasya Jayam Shubham Tasya Shastri Sanjam Vande Guru Shri Charanarvindam Jayam Shubham Tasya Shastri Sanjam Vande Guru Shri Charanarvindam 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya
Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Vishnupad Paramahansa Parivrajakacharya Stotara Satsasi Srimati Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai.
ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajaka Acharya Stotara Satsi Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai. Nantakoti Vaishnava Vrinda ki jai, Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem Sikha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivinoda ki jai. Sri Sri Radha Krishna Gopinatha Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Mayapur Dham ki jai. Jagannath Swami ki jai. Jamuna Mai ki jai. Ganga Mai ki jai. Tulsi Devi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. All glories be assembled. Gaur Premanandi Hare Hare Bol. Oh, could everyone please turn off your mobile phone? Prašom visus išjungti savo mobilius telefonus. So Prabhupada took birth in this world 119 years ago. Taigi Prabhupada gimė šiame pasaulyje prieš 190 metų. 119 metų. Yeah. Yes. And he actually gave an ideal example of all 4 Vedic ashramas. Ir jisai davė tinkamą pavyzdį, idealų pavyzdį kiekvienam ašramui. He was a very responsible Jis buvo labai and atsakingas, dedicated father and husband. pasišventęs tėvas ir vyras. Actually, first we should begin in his youth. He led a sinless youth. Pirmiausia, aišku, jisai leido jaunystę be nuodėmės. And worshiped Krishna practically from birth. Ir praktiškai nuo gimimo jisai garbino Krišną. Then his householder life. Taip pat jo šeimyninis gyvenimas. Then he took vanaprastha. Ir tada jis priėmė vanaprastą. Unfortunately, or fortunately, his wife was not enthusiastic to participate in this new adventure. Ir nesėkmiai, o galbūt sėkmiai, jo žmona nebuvo labai linkusi dalyvauti jo žygiuose. And then finally Prabhupada took sannyas. Ir galiausiai Prabhupada priėmė sannyasą. At the order of his guru, who appeared to him in a dream. Jo mokytojo nurodymas jam pasirodė sapne. Prabhupada used to laugh and say that his spiritual master began to appear to him in dreams and tell him to take sannyas. Prabhupada juokaudavo, sakydamas, kad jo dvasinis mokytojas jam pasirodydavo sapne ir liepė jam priimti sannyasą. Prabhupada said, I was horrified. Prabhupada sako, aš buvau išsigandęs. Of course, he would also laugh. Ir tuo pat metu juokdavosi. And then in 1959, he did take sannyas. Ir tada 59 metais jis priėmė sannyasą. And in a sense, the rest is history. Ir tai visa kita jau yra istorija. Prabhupada was compassionate even in grihastha life. Prabhupada buvo gailestingas net ir gyvendamas grihastos gyvenimą. He took sannyas at the age of 63. Jisai sannyasą priėmė 63 metų. Even though he taught in his books that one can take sannyas at the age of 50. Nors savo knygos jisai rašė, kad sannyasą galima priimti nuo 50 metų. So we see that even in his family life, he tried very hard to include his family in his missionary work. Mes matome iš Prabhupados gyvenimo, kad jisai bandė savo šeimą įtraukti taip pat į savo misionierišką veiklą. So even before Prabhupada came to the West, we see him experimenting, trying different strategies to spread Krishna consciousness. Ir dar prieš Prabhupadą atvykstant į Jungtinės valstijas mes matome, kaip Prabhupada bando įvairias metodikas, technikas skleisti Krišnos sąmonės judėjimą. He went to Jhansi and began the League of Devotees. Jis iškeliavo į Džansį ir ten pradėjo atsidavusi jų lygą. Of course, I'm sure he took the name from the League of Nations formed after World War I. Ir aš manau, kad jisai šitą pavadinimą paėmė iš tautų lygos, kuris susiformavo po Pirmo pasaulinio karo.
but that did not work out. Tačiau tai nesuveikė, nepavyko. There was one lady of high society that took away his building. Buvo viena aukštos visuomenės moteris, kuri atėmė iš jo pastatą. So Prabhupada didn't stay in Jhansi. Ir Prabhupada neapsistojo Džansyje. He thought, if that doesn't work, I'll try something else. Ir Prabhupada galvoja, jeigu tai nepadės, tai aš pabandysiu kažką kitą. So he went to Delhi and began writing and distributing his little Back to Godhead. Ir jis iškeliavo į Delį ir ten pradėjo rašyti ir publikuoti savo žurnalą Back to Godhead. But again, he saw that there were some nice results. Bet visgi jis matė, kad yra kažkokie tai geri rezultatai. There were some nice anecdotes of favorable people. Na, buvo kažkokios tai trumpas istorijos pasakojimai iš palankių žmonių. But it was not leading to a powerful Hare Krishna movement. Tačiau tai nevedė link galingo Hare Krishna judėjimo. So on the advice of a friend, he went to Vrindavan to write books. Ir draugo patartas, jis nukeliavo į Vrindavaną rašyti knygas. And then he came to the West. Ir tada jis atvyko į vakarus. On the day that I took sannyas, I was in Prabhupada's room. Ta diena, kai aš priėmiau sannyasą, aš buvau Prabhupados kambarį. And Prabhupada was telling me about his arrival in America. Prabhupada pasakojo man apie savo atvykimą į Ameriką. He said, when I got off the boat, I didn't know whether I should turn left or right. Jisai sakė, kad kai aš išlipau iš laivo, aš nežinojau, kur pasukti, į kairę ar į dešinę. But I was not afraid. Bet aš nebijojau. My confidence was that I had brought my books. Mano pasitikėjimas buvo tame, kad aš atsivežiau savo knygas. He brought 600 books, Jis atsivežė 600 knygų. 200 each of the 3-volume first canto. Tai yra 3 dėžės po 200 kopijų Bhagavatam pirmos giesmės. Tai yra Bhagavatam pirmos giesmės 3 tomai. So Prabhupada then went to Butler, Pennsylvania. Ir tada Prabhupada iškeliavo į Butlerį, Pensilvanijoje. And he thought he would begin there. Jis galvoja, kad pradės ten. So the good news is that he had reached America in Butler, Pennsylvania. Ir gera žinia yra tai, kad jis atvyko į Ameriką, į Butlerį, į Pensilvaniją. The bad news was that he was in Butler, Pennsylvania. O bloga žinia buvo tai, kad jis buvo Butleryje, Pensilvanijoje. Which is a relatively small city. Relatyviai tai yra mažytis miestas. Actually, it's not even relatively small, it's just a small city. Iš tikrųjų, tai nėra relatyviai mažas. Jis yra iš tikrųjų mažas miestas. Although it's a very nice city. Nors labai puikus miestas. And I have a nice disciple from Butler, Pennsylvania. Ir aš turiu gerą mokinį iš Butlerio, Pensilvanijoje. Still, Prabhupada went to New York. Bet vis dėlto Prabhupada nuvyko į New Yorką. And he began to sell his books in bookstores. Ir pradėjo pardavinėti savo knygas knygų parduotuvėse. And to live a precarious life. Ir gyveno tokį labai susilaikiusi gyvenimą. So he met Dr. Mishra, who was giving, should I put it, sort of, more or less spiritual teachings. Ir tada jisai susitiko daktarą Mišrą, kuris mokė vienokį ar kitokį dvasinį kažkokį mokymą. Prabhupada tried to work with him, but that didn't work. Prabhupada bandė su juo dirbti, bet tai nepadėjo. So he somehow got a little place and began his own matchless gift center. Jisai susirado mažytę vietelį ir ten pradėjo savo matchless gift arba nekainuojamą dovaną centriuką. So Prabhupada could have just stayed in New York. Prabhupada galėjo pasilikti New York'e. Of course, he had to leave for a little while to Montreal because he lost his American visa. Jam reikėjo nukeliauti trumpam į Monrealį, kadangi jisai jo vizą pasibaigė. But he began to travel. He opened a center in San Francisco. Tada jis pradėjo keliauti ir atvėrė centrą San Franciske. And then Los Angeles. Ir Los Andžele. And then many centers began to open. Ir tada pradėjo atsidaryti daugybę centrų. In 1970, Prabhupada took his movement back to India. 70 metais Prabhupada sugrąžino savo judėjimą į Indiją. And it was a huge success. Ir tai buvo milžiniška sėkmė. But he noticed that people were misunderstanding the Harinam Sankirtan in the street. Tačiau jisai pamatė, kad žmonės klaidingai supranta Harinamą Sankirtaną gatvėse.
They thought the devotees were professional beggars. Jie galvoja, kad bhaktai yra profesionalus elgetos. So for a while he stopped the Harinam in India. Sustabdė Harinamą Indijoje. So in Prabhupada's life we see him constantly responding to changing conditions. Taigi mes matome, kad visą savo gyvenimą Prabhupada prisitaikydavo prie vis besikeičiančių sąlygų. And always focused on making his guru's mission a success. Ir visą laiką buvo susitelkęs į kaip padaryti sėkmingą savo guru misiją. So now we are in the year 2015. Ir dabar mes jau gyvename 2015 metais. And of course in Lithuania, small country but full of Shakti. Ir Lietuva, nors ir maža šalis, bet jinai yra kupina Shakti. So it's amazing to see so many devotees here. Ir nuostabu matyti tiek daug bhaktų čia. In other parts of the world, such as the Western world, Ir kitose pasaulio dalyse, tokiuose kaip vakarų pasaulis, it's a very different situation. visai kitokia situacija. Some people complain that I talk about Krishna in the West. Kai kurie žmonės skundžiasi, kad aš kalbu apie Krišną vakaruose. No one in Lithuania complained. Ne, niekas Lietuvoje nesiskundė. But they say, why do you talk about Krishna West? Bet jie sako, kodėl jūs kalbate apie Krišną West? We could ask the same question to Prabhupada, why he put the word West in his pranam mantra. Mes galime paklausti Prabhupados, kodėl jis įdėjo žodį vakarai į savo pranamo mantrą. Nirvishesha shunyavadi paschatya deshatarine. Prabhupada could have put in his pranam mantra, savior of north, south, east, and west. Prabhupada į savo mantrą galėjo įtraukti, kad vakarų, rytų, pietų ir šiaurės gelbėtojas. But he understood that in order to actually change the world, it was necessary to establish powerful movement in the West. Tačiau jis jau suprato, jeigu jis nori sukurti labai galingą judėjimą arba pasaulinį pamokslavimą, jisai turi įtvirtinti savo judėjimą vakaruose. So if the West could only follow Lithuania, there'd be no problem. Ir jeigu vakarai sektų Lietuva, tai nebūtų jokių problemų. I don't know, what do you do here? Maybe it's something in the water. Nežinau, ką jūs čia darot, galbūt pas jūs vandenį tai yra. Geriamam vandenį yra Krišna sąmonė. The biggest river is Nemunas. Nemuna. Prabhupada, I was fortunate to have in my relationship with Prabhupada. Aš buvau labai sėkmingas, turėdamas savo kažkokius ryšius su Prabhupada. As I explained yesterday, I first saw him in 1969 at a program at my university. Aš vakar pasakojau, kad aš pirmą kartą sutikau Prabhupadą 69 metais programoje savo universitete. And then I saw him the second time for my initiation about a year later. Ir po metų iniciaciją aš pamačiau jį antrą kartą. In those days, Prabhupada would personally perform the fire sacrifice. Tais laikais Prabhupada asmeniškai atlikdavo aukotnašavimus. And he was the ocean of mercy because he did a very short ritual. Ir jisai buvo malonės vandenynas, nes ritualą darydavo labai trumpą. When Prabhupada first gave permission for a few of his disciples to perform the fire sacrifice, Kai Prabhupada davė leidimą pirmiems savo mokiniams atlikti aukų atnašavimus, one of the first devotees was Satsvarupa. vienas iš pirmų mokinių buvo Satsvarupa. So many years ago I asked him, what did Prabhupada tell you about the fire sacrifice? Ir prieš daug metų aš paklausiau jo, ką to Prabhupada sakė apie aukų atnašavimus. And Prabhupada told him, make it shortcut. Ir Prabhupada pasakė, viską daryk trumpai. Anyway, so then later in 1970, after being initiated, Prabhupada called for me.
Ir 70 metais vėliau, kai aš jau buvau inicijuotas, Prabhupada mane pasikvietė. And he wanted to speak to me. Ir norėjo su manim pakalbėti. He said, somehow he thought I was intelligent. Vienaip ar kitaip jis galvoja, kad aš esu protingas. He even told my mother I was very intelligent. Jis net mano mamai sakė, kad aš protingas. And so, of course, she loved Prabhupada after then. Ir po to, aišku, jinai pamilo Prabhupadą. So, when I took sannyas in 1972, I was 23 years old. Kai aš priėmiau sannyasą 72 metais, man buvo tik 23 metai. That means in terms of modern physiology, Ir pagal šiuolaikinę fiziologiją, I took sannyas several years before my brain matured. aš priėmiau sannyasą keli metai dar prieš tai, kai mano smegenys subrendo. Young men are notorious. Jaunas žmogus, bet jau toksai pažengęs. Anyway, somehow or other, Prabhupada and Krishna protected me, but when I took sannyas, then in a sense my relationship with Prabhupada was different. Ir vienaip ar kitaip Krishna ir Prabhupada mane apsaugo, bet kai aš priėmiau sannyasą, mano santykis su Prabhupada truputį pasikeitė. Because he expected more of me. Nes jis iš manęs daugiau tikėjosi. And therefore he gave me more attention. Ir todėl skyrė man daugiau dėmesio. Actually, I'll tell one story how Prabhupada, well, I can't say he humbled me because that would imply that I'm humble now. Aš papasakosiu jums vieną trumpą istoriją, kuri mane padarė truputį nuolankesniu, bet aš negaliu taip sakyti dėl to, kad tai reikštų, kad aš dabar jau esu nuolankus. But soon after taking sannyas, I was traveling around America preaching in universities. Tačiau kai aš iš karto priėmiau sannyasą, aš keliavau po Ameriką pamokslaudamas universitetuose. I was assisted by a brahmachari named Bir Krishna. Man padėjo brahmacharis Bir Krishna. We were definitely at least a little crazy. Mes bent jau truputį buvom tikrai išprotėję. But very sincere. Bet labai nuoširdus. One time we arrived at the University of Oregon. Mes vieną kartą atvykome į Oregono universitetą. And Bir Krishna went into the administration building, told them that they had found this great yogi in a cave up in the Himalayan mountains. Bir Krishna nuėjo į universiteto administraciją ir pasakė, kad jie surado Himalajų urvuose vieną labai didelį jogą. And that university should give money for that great yogi to speak. Ir universitetas turėtų skirti pinigus pakalbėti šitam garsiam jogui. The great yogi was me. He was just waiting right outside the building in the Sankirtan van. O tas didysis jogas tai buvau aš, kuris sėdėjau automobilyje Sankirtanos lauke. So they agreed. Ir jie sutiko. And so a young boy, about 17 or 18 years old, still in high school, came to our programs and then he joined the movement. Ir vienas vaikinukas, kuriam gal 17-18 metų, jisai dar iš vidurinės mokyklos, jis atėjo į mūsų programą ir prisijungė prie judėjimo. He went to his home he lived in a goat shed. Jisai gyveno ožių tvarte. A shed for goats, yeah, goat shed. So he had to get all his things, and then some people almost dragged him out of the movement. I mean, that one day, we had to twice save him from his acquaintances. Ir kažkokie žmonės bandė jį ištraukti iš mūsų judėjimo, mums teko keletą kartų gelbėti jį, kad jo nepaimti iš mūsų. We finally got him away and drove that night away from that town. Ir vienu žodžiu mes jį išgelbėm ir išvežėm jį iš to miesto. So he remained a devotee. Today he's known as Bhakti Vidyapurna Swami. Ir jisai liko Bhakti ir dabar jisai žinomas kaip Bhakti Vidyapurna Swami. Anyway, the program is going very well, so I went to see Prabhupada in Brooklyn right after that. Taigi mūsų programa vyko visai gerai ir po to aš nuvykau pas Prabhupadą į Brukliną. And when I went in to see Prabhupada, he was very, very pleased to see me. Ir kai aš nuvykau pas Prabhupadą, Prabhupada buvo labai patenkintas mane matydamas. He had just finished a good breakfast and he was in a jovial mood. Ir jisai ką tik tai baigė savo skanius pusryčius ir buvo labai džiaugsmingos nuotaikos.
So he said to me, sort of joking, "Oh, Hridayananda Goswami." Ir jisai juokaudamas tarė man, o, Hridayananda Goswami. He said, "You are traveling and preaching. I just sit here and eat." Tu keliauji ir pamokslauji, o aš sėdžiu ir valgau. Anyway, Prabhupada was very pleased with my program. Taigi Prabhupada buvo labai patenkintas mano programa. So naturally I reciprocated by becoming proud of myself. Ir aišku, aš taip atsilyginau jam tuo, kad pasidariau išdidus. So later that afternoon I went into Prabhupada's room to get more praise and appreciation. Ir vėliau tą pačią dieną vakare aš nuėjau pas Prabhupadą gauti dar daugiau pašlovinimų ir pagyrimų. And Prabhupada taught me a good lesson. Ir Prabhupada pamokė mane geros pamokos. When I entered his room, there was a young brahmacharini who was cleaning his room. Kai įėjau į kambarį, ten buvo jauna brahmacharinė, kuri valė kambarį. In terms of ISKCON hierarchy, Ir pagal ISKCON hierarchiją, she was just a young girl. jinai buvo tiesiog jauna mergina, She had no position in ISKCON. neturėdama jokios padėties ISKCONe. But she was cleaning Prabhupada's room with great devotion. Bet jinai valė Prabhupados kambarį su dideliu atsidavimu. So I sat in front of Prabhupada waiting to be appreciated. Ir aš sėdėjau prieš Prabhupadą, laukdamas, kol jisai mane įvertins. Prabhupada didn't speak one word to me. Ir Prabhupada nei vieno žodžio neištarė man. He was simply watching this innocent young girl. Jisai tiesiog stebėjo šitą nekaltą jauną merginą. And so he spoke to her like a loving grandfather. Ir kalbėjo su ja kaip mylintis senelis. He said, "What is your name? Jisai klausinėjo jos, koks tavo vardas, And how old are you?" kiek tau metų. And I could see he was so pleased with her. Ir aš mačiau, kad jis toks ją patenkintas. And he ignored me. Ir visiškai ignoravo mane. So at that moment I realized that, that she was actually pleasing Prabhupada and Krishna by her devotion. Ir aš tada supratau, kad iš tikrųjų jinai šią akimirką jinai patenkina Krišną ir Prabhupadą savo atsidavimu. So Prabhupada, at the same time, Prabhupada perfectly reflected Krishna in the Bhagavad Gita. Ir tuo pat metu Prabhupada labai tobulai atspindėjo Krišną savo Bhagavad Gitoje. At the end of the Gita, Lord Krishna says, "Jaidang paramang guyang mad bhaktesha vidhasyati bhakting mai parang krita mamai vaishyati asangshaya nachatasman manusheshu kaschin me priya kritama bhavitanacha me bhuyo anya priyataro bhuvi." That's Bhagavad Gita. Čia Bhagavad Gitoje Krišna sako šitas posmas. So Krishna says that one who, in the future tense, one who will preach this knowledge, Ir Krišna sako, kad tas, kuris ateityje pamokslaus šitą mano žinią, among those who care about me, tarp tų, kuriems aš rūpiu, that preacher has done the greatest service, tas pamokslautis atlieka didžiausią tarnystę. and that person will come to me alone. Ir tas žmogus tikrai ateis pas mane. Then Krishna says, it is only that person who is most dear to me in this world. Ir tada Krišna sako, kad tik tai toks žmogus yra man pats brangiausias šitame pasaulyje. And no one will ever be more dear to me in this world. Ir niekas šiame pasaulyje nebus man brangesnis už jį. So, Prabhupada kept us, well, I can't say he kept me humble, but he kept us from becoming too crazy. Taigi, Prabhupada, negaliu sakyti, kad Prabhupada mane laikė taip labai nuolankioj padėtyje, bet jis tikrai sulaikė mus nuo beprotybės. But at the same time, he gave special attention to the preachers. Tačiau tuo pat metu jisai skyrė ypatingą dėmesį pamokslautojams. And Prabhupada especially identified with those who did pioneering work. Ir Prabhupada tikrai save tapatino su tais, kurie atlieko pionierių darbą. Because Prabhupada had done that. Nes Prabhupada tai darė. Prabhupada was always conscious of his experience in coming to New York. Prabhupada visą laiką suvokė savo tą patirtį, kaip jis atvyko į New Yorką. And when Prabhupada was here, in all the first years of the movement, that New York event was like was the paradigm for ISKCON. Ir kai Prabhupada atvyko į Jungtinės valstijas ir pamokslavo daugelį metų, šita jo patirtis New York'e buvo tarsi paradigma visam ISKCON'ui. To courageously go out and spread the movement, even if you have to go alone, was sort of the
It was the guiding light of ISKCON. Ir tai, kad Prabhupada vienas pats labai drąsiai atvyko į svetimą šalį, į svetimą miestą, tai buvo iš tikrųjų vedanti šviesa visam ISKCONui. And Prabhupada felt a special solidarity with those who followed his example. Ir Prabhupada jautė ypatingą solidarumą su visais tais, kurie sekė jo pavyzdžiu. For example, he sent me to Latin America. Pavyzdžiui, jis pasiuntė mane į Latino Ameriką. And when the movement grew very quickly, Prabhupada was really delighted. Ir kaip judėjimas labai greitai plito tenai, Prabhupada tikrai džiaugiasi. One time I went to visit him in New York. Vieną kartą aš atvykau aplankyti jį New York'e. And he was so pleased with the results Jis buvo toks patenkintas rezultatais in Latin America Latino Amerikoje. that when I entered, he said to his servant, "Give him some Mahaprasadam." Kai aš įėjau į jo kambarį, Prabhupada pasakė tarnui, duok jam Mahaprasadą. And then he said, "Give him more." Ir tada jis pasakė, duok dar daugiau. So I had arranged a new set of clothes for Prabhupada. Ir aš tada organizavau Prabhupadai naują drabužių rinkinį. So when I gave him that gift, then he gave me a set of his clothes. Ir aš jam daviau šitą dovaną ir jis man atidavė savo drabužius. So there was a special kinship, Ir tai buvo tokia artima draugystė, ypatinga draugystė, special solidarity ypatingas solidarumas between Prabhupada and those who went out to spread the movement. tarp Prabhupados ir tarp tų, kurie keliavo kažkur tai skleisti judėjimą. In those days, the GBC members were those who had shown that courage to go out and actually spread the movement. Tais laikais GBC buvo būtent tie nariai, kurie rodė tokią drąsą kažkur tai keliauti ir skleisti šitą judėjimą. So if only the whole Western world was just a bigger version of Lithuania, we wouldn't have a problem. Ir jeigu visas pasaulis, vakarų pasaulis būtų tiesiog didesnė Lietuvos versija, mes niekada nebūtumėm turėję problemų. But unfortunately, for some inconceivable reason, America and Western Europe do not follow Lithuania. Tačiau nesėkmė. Dėl kažkokių nesuvokimų priežasčių Amerika ir vakarų Europa neseka Lietuvos pavyzdžių. So obviously they're in Maya. Akivaizdu, kad jie Majoje. Anyway, so it's been actually very inspiring for me to come here to this country. Iš tikrųjų, mane tai labai įkvėpė atvykti į jūsų šalį. Because in the Western world, it's very easy to give up. Kadangi vakarų pasaulyje labai lengva pasiduoti. It's very easy to believe that there will not be a powerful Western Hare Krishna movement. Labai lengva patikėti, kad nebus vakaruose labai galingo Hare Krishna judėjimo. That in fact the Western movement exists in order to provide spiritual services to those who have come from India. Ir kad Hare Krishna judėjimas, jisai faktiškai yra skirtas tik tai tam, kad pateikti dvasinės paslaugas tiems, kurie atvyko iš Indijos. With a few little outreach programs to Western people. Ir galbūt tik tai kelios tokios programos, kurios kreipiasi į vakariečius. Some devotees don't see the problem. Ir kai kurie faktai nejaučia problemas tame. A small, irrelevant Western Hare Krishna movement for many has become the new normal. Tai yra daugumai žmonių visiška norma tapo mažytis, nereikšmingas Hare Krishna judėjimas. And when people think something is normal, they don't try to change it. Ir kai žmonės galvoja, kad kažkas yra normalu, jie nesistengia to keisti. But because of my personal association with Prabhupada, Bet dėl mano asmeninio bendravimo su Prabhupada, and because so many times he emphasized to me the importance of a successful Western Hare Krishna movement. ir kadangi daugybę kartais man pabrėžė šitą svarbą sėkmingo Hare Krishna judėjimo, I cannot accept the present situation aš negaliu priimti tos dabartinės situacijos, because I can't imagine that it would please Prabhupada. nes aš negaliu įsivaizduoti, kad tai patenkintų Prabhupadą. Many times I sat at Prabhupada's feet at press conferences when he came back to America. Ir daugybę kartų aš sėdėjau prie Prabhupados pėdų pres konferencijose, kai jisai atvyko į Ameriką. And he would point to us sitting there at his feet. Ir jisai rodydavo į mus sėdinčius prie jo pėdų. And with great happiness and pride in us, he would say to the press, Ir jisai sakydavo tai spaudai su didžiuliu pasididžiavimu mumis. "These are American boys and girls. Štai amerikiečių vaikinai ir merginos.
I did not import them from India. Aš neimportavau jų iš Indijos. Of course, now you would have to say the opposite. Dabar, žinoma, jūs turėtumėte sakyti priešingai. This is not a criticism of the great souls who take birth in India and come to Krishna. Tai nėra kritika adresu tų, kurie gimė Indijoje ir tapo Hare Krishna didžiais bhaktais. Vaishnava is beyond all bodily designations. Ir Vaishnavai yra napas visų kūniškų įvardymų. And the Vaishnavas that come from a Hindu background are great souls. Ir Vaishnavai, kurie kilo iš Indijos, jie taip pat yra didžios sielos. And we are all very, very happy that Krishna has brought them. Ir mes labai laimingi, kad Krishna juos atvedė čia. It is not about them. Tai yra ne apie juos kalba. It is about what is not happening. Tai yra kalba apie tai, kas nevyksta. When Prabhupada came to my zone in South America in 1975, Kai Prabhupada atvyko į mano zoną Pietų Amerikoje 75 metais, he received a letter from the GBC of Southern Europe jisai gavo laišką iš GBC iš Pietų Europos with a big picture of a new chateau, new castle. It's really more of a palace than actually a castle. This large building in Geneva. Prabhupadai atsiuntė nuotrauką apie didelės pilies, didelių rūmų nuotrauką iš Ženevos. In front of the building, many devotees were seated. Ir priešais pastatą sėdėjo daugybė bhaktų. Prabhupada wrote back to this GBC. Ir Prabhupada parašė šitam GBC atgal. This is very nice, but Labai puiku, bet are these local devotees or did you bring them from somewhere else? ar čia vietiniai bhaktai, ar juos iš kažkur tai atsigabenot? Similarly, when Prabhupada opened the movement in India, Lygiai taip pat, kai Prabhupada darė judėjimą Indijoje, he was very anxious to bring Indian devotees to the movement. jis labai norėjo, kad Indijos bhaktai ateitų į judėjimą. So Lithuania is such a beautiful example of a successful Hare Krishna movement. Ir Lietuva yra toks gražus pavyzdys sėkmingo Hare Krishna judėjimo. But and last night I was watching the stage show. Vakarą žiūrėjau scenos pasirodymą, Very talented singers. labai talentingi dainininkai. And it actually gave me a vision of what the movement could be in the West. Ir man tai suteikė viziją, koks šis judėjimas galėtų būti vakaruose, In America and Western Europe, Amerikoje, vakarų Europoje, Australia, New Zealand, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje and most important of all, ir visų svarbiausia, Luxembourg. Liuksemburge. Actually, compared to Luxembourg, Lithuania is a European giant. Iš tikrųjų, lyginant su Liuksemburgu, Lietuva yra Europos gigantas. Anyway, so I actually ask all of you, Taigi, aš iš tikrųjų prašau jūsų visų, who are such sincere servants of Prabhupada, kurie esate tokie nuoširdūs Prabhupados tarnai, to pray for the Western preachers, melstis už vakarų pamokslautojus, that they have intelligence to present the movement appropriately. kad jie turėtų intelektą pateikti Krišna sąmonės judėjimą tinkamu būdu. Sometimes we think that the result is automatic. Kartais mes galvojam, kad rezultatas ateis automatiškai. But actually Prabhupada and Rupa Goswami and Krishna all reject that idea. Tačiau Prabhupada ir Rupa Goswami ir pats Krišna atmeta šitą idėją. There's a famous story that comes from Giriraj Swami. Yra įdomi, labai garsi istorija, kuri atėjo iš Giriraj Swami. Just before Prabhupada left this world, Giriraj went to see Prabhupada in Vrindavan. Prieš tai, kai Prabhupada paliko pasaulį, Giriraj Swami atvyko aplankyti Prabhupadą Vrindavane. In the middle of the night, Prabhupada's servant came and woke up Giriraj. Ir naktis vidury Prabhupados tarnas atėjo ir pažadino Giriraj. And told him Prabhupada wants to see Ir you. pasakė jam, Prabhupada nori tave matyti.
Giriraj ran to see Prabhupada, wondering what it could be. Giriraj nubėgo pas Prabhupadą, galvodamas, kas čia galėtų būti. He entered Prabhupada's room where there was just one little candle. Jis įėjo Prabhupados kambarį, o ten degė viena mažytė žvakė. Finally, Prabhupada called him. Galiausiai Prabhupada pasikvietė jį. His body was so weak then that Giriraj had to put his ear next to Prabhupada's lips. Ir Prabhupada buvo toks silpnas, kad Giriraj turėjo savo ausį pridėti prie Prabhupados burnos. And Prabhupada asked Giriraj, when I am gone, will this movement continue? Ir Prabhupada paklausė jo, kai aš išeisiu, ar šis judėjimas tęsis toliau. And as Giriraj tells this story, he gave sort of the standard company answer. Ir kaip Giriraj Swami pasakoja, jisai pateikė Prabhupadai tokį standartišką kompanijos atsakymą. He said, yes, Prabhupada, the movement will go on if we chant Hare Krishna and follow the rules. Taip, Prabhupada, judėjimas tęsis toliau, jeigu mes kartosime Hare Krishna ir laikysimės taisyklių. But Prabhupada indicated that is not sufficient. He said, there must be intelligence. Prabhupada pasakė, to nepakanka, turi būti intelektas and organization. Ir organizacija. Rupa Goswami says in the Upadeshamrita, Rupa Goswami sako Upadeshamritoje, with the word Niyamagraha, jisai sako, that if we think the results of bhakti are automatic, jisai sako, kad jeigu galvojame, kad bhakti rezultatas yra automatiškas, if I do this, Krishna must do that. Jeigu aš padarysiu taip, Krishna privalo atlikti tai. That is something like bhakti mimamsa philosophy. Tai vadinamsa filosofija. And Rupa Goswami says, Shadvir bhakti vinashiti, that will destroy your devotion. Ir tada Rupa Goswami sako, Shadvir bhakti vinashiti, tai sunaikins jūsų atsidavimą. And yet in the Western world, many devotees think that we can go out in the street and we will mechanically save people, even if they are themselves unconscious of the fact that they're being saved. Ir daugelis bhaktų vakaruose galvoja, kad jeigu mes eisime į gatves ir dainuosime Harinamą, automatiškai mes išgelbėsime tos žmonės, net jeigu jie nesuvoks, kad jie yra išgelbėjami. Involuntary liberation. Tai yra toksai nesavanoriškas išsivadavimas. Krishna himself says in chapter 17 of the Gita, verse 28, Bhagavad Gita Krishna 17 skyriaus 28 tekste pats sako, Shadhaya hutam dattam tapastaptam kritam chajat asad iti uchate partha nacha tat pratyanoya. That any religious activity which is performed without faith kiekviena religinė veikla, kuri yra atliekama be tikėjimo, gives very little result suteikia labai mažytį rezultatą. in this life or the next. Ir šiame gyvenime ir kitame. So, you are all very, very fortunate that you live in such an amazing country. Taigi jūs esate tokie sėkmingi, kad gyvenate tokioj nuostabioj šaly, Where so many people are attracted to Krishna. kur tiek daug žmonių jaučia potraukį Krishnai. Lithuania is like a little East, I don't know what you'd call it, Northeast European Vrindavan. Galima Lietuvą būtų pavadinti šiaurės rytų Vrindavaną. Šiaurės rytų Europos Vrindavaną. But the situation in the West is very different. Tačiau situacija vakaruose yra labai kitokia. I don't think we can say there's a single Western country where the movement has grown in the last 30 years. Aš vargu ar galėčiau pasakyti, kad yra bent viena vakarų Europos šalis, kurioje judėjimas per pastarosius 30 metų augo. And most of the Western countries, the movement is actually smaller than it was 30 years ago. Daugelyje Europos vakarų pasaulio šalių Krišnos sąmonės judėjimas dabar yra mažesnis nei prieš 30 metų. And yet Prabhupada defined his central mission as somehow saving the Western countries. Ir vis dėlto Prabhupada savo misiją apibrėžė kaip išgelbėti vakarų šalis. Prabhupada told me personally, and he told everyone many times, Ir Prabhupada sakė tai man asmeniškai ir daugybė kitų žmonių, daug kartų, that ultimately his global strategy requires us to establish a powerful Western Hare Krishna movement. kad jo globali strategija reikalauja, kad mes įkurtumėm tvirtą, galingą vakarų judėjimą. So that's what I am focusing on now at this point in my life. Ir aš į tai esu susitelkęs dabar šitam dabartiniam gyvenimo etape.
So you should all pray for us who are trying to find some way to restore Prabhupada's relevance in the Western world. Taigi jūs visi turėtumėt melstis už mus, kurie bando atstatyti Prabhupados judėjimą svarbą vakarų pasaulyje. There was a funny movie when I was young called The Mouse That Roared. The mouse. Aš atsimenu vieną juokingą filmuką iš savo vaikystės, pelė, kuri šaukė, kuri rėkė. It was about some tiny little country in Central America. Tai buvo filmukas apie mažytę šalį Centrinėje Amerikoje. That was having serious economic Ir problems. ten buvo labai rimtos ekonominės problemos. And they decided the only way to save their country economically, Ir jie nusprendė, kad vienintelis būdas išgelbėti šalį ekonomiškai, they had to lose a war to the United States. jie turi pralaimėti karą Jungtinėms valstijoms. Then they would get so much money to rebuild. Ir tada jie gaus daugybę pinigų tam, kad atstatyti savo ekonomiką. So they declared war on the United States. Ir jie paskelbė karą Jungtinėms valstijoms. And by some crazy set of circumstances, they actually won. Ir susiklošius kažkokioms tai beprotiškoms aplinkybėms jie tikrai laimėjo. So similarly, maybe Lithuania can save America. Ir galbūt Lietuva galės išgelbėti Ameriką taip pat. Anyway, Prabhupada wrote his own pranam mantra. Taigi, Prabhupada parašė savo paties pranamo mantrą. And so, Namaste Saraswati Devi. First, Prabhupada is identified as a servant of his spiritual master, Bhaktisiddhanta Saraswati. Taigi, pirmiausia, Prabhupada sako, Namaste Sarasvati Devi. Jisai tapatina save su savo dvasiniu mokytoju, Bhaktisiddhanta Sarasvati mokiniu. And Prabhupada also describes himself as Gauravani Pracharine, Ir taip pat Prabhupada save prašo kaip Gauravani Pracharinė, which means one who is preaching the message of Gaura, Lord Chaitanya. o tai reiškia tas, kuris pamokslauja viešpaties Čaitanijos, Gauros žinią. And Nirvishesha Shunyavadi Paschati Desarni. Vishesha in Sanskrit means distinction. Ir Nirvishesha Shunyavadi. Sanskrito kalba Vishesha reiškia skirtybę. So, such as the distinction between God, the soul, and nature. Taigi yra skirtumas tarp Dievo, pasaulio ir gyvos esybės. So one who does not make this distinction is called Nirvishesha. Ir tas, kuris nedaro tokius skirtumais, vadinamas Nirvishesha. One who thinks the soul is God, Tas, kuris galvoja, kad siela yra Dievas, or God's body is material, arba kad Dievo kūnas yra materialus. and so on. And then Ir taip toliau. Shunyavadi, of course, means those who are preaching voidism. O Šunyavada, žinoma, reiškia tie, kurie pamokslauja tuštumos filosofiją. So Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha. Paschatya means Western. Paščetie reiškia vakarai. It also means behind. Taip pat reiškia anapus. It's funny because we find that, for example, in countries like Lithuania or India or Russia or Ukraine, it's easier for people to understand the need to serve a personal God. Ir kaip ten bebūtų juokinga iš tikrųjų, bet būtent tokios šalis kaip Lietuva, Rusija, Ukraina, Indija, jie suvokia tą poreikį garbinti asmeninį Dievą. Whereas in America, they have much more important things to do, O Amerikoje turi daug svarbesnių dalykų. like waiting for the next iPhone. Galbūt laukti sekančios iPhone versijos. So anyway, this is a challenge to us. So you are very fortunate here that somehow Prabhupada has Krishna, by Krishna's arrangement, you've taken birth in such a beautiful country. Taigi, kaip ten bebūtų, tai yra didelė sėkmė, Prabhupadas, Krišnos parėdimo, jūs gimė tokioje sėkmingoje šalyje. So my humble request today is when you chant Hare Krishna and pray to Prabhupada, please pray that somehow Krishna gives us intelligence and strength to do something like this in the West. Taigi, ir kai jūs kartosite savo Hare Krishna maldas, melsitės Krišnai, prašau, pagalvokite apie tai taip pat, kad jisai suteiktų mums intelekto, pamokslauti Krišnos sąmonės judėjimą vakaruose. Prabhupada said, I just saw this quote, Prabhupada said that if you present this movement appropriately, it cannot fail.
Aš mačiau Prabhupados citatą, jis sako, kad jeigu jūs pateiksite Krišnos sąmonės judėjimą labai protingų būdu, jis negali nepavykti. So if we are failing to spread the movement in a major part of the world, it may be that our presentation is not perfectly appropriate. Ir jeigu mums nepavyksta paskleisti Krišnos sąmonės judėjimą vakaruose, didžioji pasaulio daly, galbūt mes tikrai netinkamai pateikėm jį. I don't mean to say it's mundane or offensive. Aš nenoriu sakyti, kad tai yra kažkoks tai įžeidžiantis dalykas arba kad tai yra labai žemiškas dalykas. It just may not be very strategic. Tiesiog mes galbūt nestrategiški. So, thank you all very much. Taigi ačiū Jums labai. Any question about Prabhupada? Ar yra klausimų apie Prabhupadą? Yes. Oh, you can stand up. Mikrofoną gal kas nors gali būti. Garsiai pasakyk. Norėjau paklausti, kaip reikia tapti šios Prabhupados malonės įsikūnimu, kad tiesiog galėtume su intelektu skleisti šių idėjų. Malonės įsikūnijimu, kaip tik. How can we become personifications of mercy of Srila Prabhupada that we could also spread Krishna consciousness? Kaip mums tapti Prabhupados malonės įsikūnymais, ar ne? Ir dar buvo pratęsimas. Kaip? Kad paskleisti Krishna sąmonės judėjimą. Prabhupada once said Krishna consciousness is not a bluff. Bluff? Like in poker where you don't Ta prasme, kad Prabhupada sakė, Krishna sąmonės judėjimas nėra blefavimas. We have to have real Krishna consciousness. Mes turime turėti tikrą Krishna sąmonę. And it's possible to be selfish even in spiritual life. Ir net dvasinėme gyvenime yra įmanoma būti savanaudišku. One can think about one's own spiritual happiness. Žmogus gali galvoti apie savo paties dvasinę laimę. Or even one's own bodily comfort. Arba galbūt net apie savo kūnišką komfortą. I have one godbrother that went to live in a beautiful tropical beach, and then he tells everyone they have to practice Raganuga Bhakti. Aš žinau vieną savo Dievo brolį, kuris apsigyveno tropiniuose kraštuose prie pajūrio paplūdimio ir jisai sako, kad jisai praktikuoja Raganuga Bhakti. Preferably under a coconut tree. Aišku, geriausia praktikuoti Raganuga Bhakti po kokoso medžiu. So when Prabhupada went to New York, Ir kai Prabhupada atvyko į New Yorką, it's not that he checked the weather in all the different cities and thought, I'll be more comfortable there. Prabhupada netikrino orų kiekviename mieste, kur bus patogiau gyventi. He wasn't thinking about where his body would be comfortable. Ir jis negalvojo apie tai, kurioje vietoje jo kūnas bus patogiau. He didn't know what was going to happen to him. Jis nežinojo, kas jam atsitiks. He just knew from a strategic point of view, this is the best thing to do. Ir jisai tiesiog strategiškai žinojo, kad tai yra geriausia vieta, kur jam daryti. Prabhupada said we should execute devotional service as if in military discipline. Ir Prabhupada sakė, kad mes turime atlikti atsidavimo tarnystę, tarsi praktikuotumėm karinę discipliną, karinę drausmę. So we have to be really fixed on getting the job done. Taigi mes turime tikrai būti susitelkę tai, kaip atlikti savo darbą. And the job is to spread this movement. O mūsų darbas yra skleisti šį judėjimą. And they say in America the truth is what works. O Amerikoje jie sako, kad tiesa yra tai, kas veikia. That sounds like something Americans would say. Skamba taip, tarsi amerikiečiai sakytų. I wish more American devotees would say it. Aš tikrai norėčiau, kad daug amerikiečių bhaktų tai sakytų. Anyway, at the same time, as we know, a Paramahamsa sees everyone engaged in Krishna service. Mes žinome, kad Paramahamsa mato, kaip visi užsiima tarnystę Krishnai. So we may not be Paramahamsas, but as we advance, we should feel more and more empathy with non-devotees. Ir mes nesame Paramahamsas, bet jeigu mes darome dvasinę pažangą, mes turėtumėm jausti vis didesnį ir didesnį empatiją tiems žmonėms, kurie nėra bhaktai. So if you consider these two extremes, for a neophyte, every non-devotee is a serious threat to his spiritual life. Taigi mes turėtumėm apsvarstyti tas dvi priešingybės. Iš vienos pusės neofitas bhaktas, kuris kiekvieną neatsidavusią žmogų laiko grėsmę savo dvasiniam gyvenimui.
Just like parents tell their children, don't take candy from strangers. Lygiai taip pat kaip tėvai sako savo vaikams, neimkit saldainių iš kitų nepažįstamų žmonių. So for a neophyte devotee, everything the non-devotees do, no, you shouldn't follow that. Ir neofitui bhaktai atrodo, kad viskas, ką daro neatsidavusieji, nedaryk to. And then the other extreme is a Paramahamsa who sees everyone as Krishna's devotee. Bet kitas kraštutinumas yra Paramahamsa, kuris mato, kad kiekvienas žmogus yra bhaktas. So we can tell how much we are advancing by seeing how much empathy we have for non-devotees. Taigi mes galime suprasti, kiek mes darome dvasinės pažangos, kai svarstome apie tai, kokią užuojautą, empatiją jaučiame neatsidavusiems. To feel real empathy with non-devotees may not be safe for a neophyte, but it's natural for a more advanced devotee. Ir jausti tikrą empatiją neofitui gali būti žalinga, tačiau tai yra labai svarbu pažengusiam bhaktui. That's why it was very nice to see here in Lithuania, like that beautiful program last night, how you're engaging so many people in serving Krishna. Ir todėl yra labai nuostabu, buvo vakar matyti, kaip tiek daug gabių žmonių yra panaudojami tarnauti Krishnai. So Prabhupada, in his pranam mantra, said, Gauravani Pracharine. Prabhupadas pranama mantra yra sakoma Gauravani Pracharine. So, and Prabhupada, there's a verse spoken by Lord Chaitanya to a Brahmin in South India. Ir Chaitanya Charitamrita tai yra posmas, kur viešpats Chaitanya sako Pietų Indijos brahmanui. Jare dako tareko ha Krishna upadesh amar akyai guru hoy tare desh. Whomever you meet, tell them Krishna's message. Ką besutiktum, sakyk jam Krishnas žinią. And by my order become a guru. Ir mano nurodymu, mano paliepimu tapk guru. Prabhupada quotes that verse in the Veda base about 200 times. Ir Vedabėse Prabhupadas šitas citata pateikiama gal 200 kartų. And he explains over and over again what it means to be a guru. Ir jisai vėl ir vėl aiškina, ką reiškia būti guru. Prabhupada emphasizes that the guru speaks infallibly when and only when the guru is repeating Shastra or Krishna. Ir Prabhupada sako, kad guru žodžiai yra neklystantis tada ir tik tai tada, kai jisai kartoja šastras ir savo dvasinio mokytojo žodžius. So Prabhupada's infallible message is Gauravani, the message of Lord Chaitanya. Taigi neklystanti Prabhupada žinia yra Gauravani, Čaitanijos Mahaprabhu žinia. But in the details of how to spread Krishna consciousness, there must be the freedom to make relevant and necessary adjustments according to time and place. Tačiau, kalbant apie detalės, kaip skleisti šį judėjimą, yra labai svarbu prisitaikyti prie kiekvienos konkrečios vietos, laiko ir aplinkybių. Prabhupada discusses this in his purport to the Bhagavatam 4.8.54. Prabhupada aptarė tai savo komentare Bhagavatam 4.8.54 posme. Narada Muni tells Dhruva, you should worship Krishna. Narada Muni sako Dhruvai, tu turi garbinti Krishną. Desha Kala Vibhagavit. Desha Kala Vibhagavit. Very good. It's the same in Lithuanian. Lietuviškai taip pat skamba. Which means that you should worship Krishna knowing the distinctions of time and place. Tai reiškia, kad jūs turite garbinti Krishną suvokdami skirtumus tarp vietos, laiko ir aplinkybių. So Lithuanian 2015 is a desha and a kala. It's a place and a time. Taigi Lietuva 2015 metai, tai yra desha ir kala, tai yra vieta ir laikas. And America is another place. Ir Amerika yra kita vieta. So, therefore, to really spread the movement, todėl tikrai paskleisti judėjimą, we have to be intelligent. Mums reikia būti intelektualiais. We have to follow, Mes turime sekti, but not blindly. tačiau ne aklai. That was the whole point of Prabhupada's last instruction to one of his dearest disciples, Giriraj Swami. Tai buvo visa esmė tos žinios, kurią Prabhupada pasakė paskutiniam, tai yra savo brangiam mokiniui Giriraj Swami paskutinę akimirką. The result is not blind and automatic. Tai yra rezultatas nėra aklas ir nėra automatiškas. We must be intelligent. Mes turime būti intelektualus.
So those of you who are trying to serve Lord Chaitanya in Lithuania, Irgi tie iš jūsų, kurie bando tarnauti viešpačiui Čaitanijai Lietuvoje, that's your responsibility, and it seems like you're doing very nicely. tai yra jūsų atsakomybė ir atrodo, kad jums sekasi gerai. When we look at the West and we see a very different situation, Kai mes žvelgiame į vakarus, matome kitokią situaciją. of course the easiest solution is obvious. Žinoma, lengviausias sprendimas yra akivaizdus. Blame the non-devotees. Kaltinti neatsidavusius. And that's a very Ir popular tai yra labai populiaru. strategy for dealing with the problem. Tai labai populiari strategija elgtis su problemomis. However, I prefer a more active approach. Tačiau man labiau patinka aktyvus požiūris. Rather than just blaming non-devotees and waiting for prophecies to be fulfilled. Vietoj to, kad kaltinti neatsidavusius ir laukti, kol pranašystės išsipildys. Still, in every country, it is our responsibility to be intelligent. Vis dėlto, kiekvienoje šalyje mūsų atsakomybė tai yra tapti atsakingais. Yagyaya sankirtana prayarya jantihi sumedasa. Those who are very intelligent are successful in the Sankirtan movement. Taigi, tie, kurie yra intelektualūs, jie patiria sėkmę Sankirtanos judėjime. So anything else? Dar kas nors? Yes. What results are we looking for to indicate that we are being successful? Does it mean everybody has to become 100% Krishna conscious, or as you said, that they are being... No, they just have to give money. Ką reiškia, Maharadž, ką reiškia, kad mes turime tapti sėkmingi skleisdami šį judėjimą? Kaip išmatuoti? Ar reiškia, kad 100% žmonių priima Krišną sąmonę 100%, ar kaip Maharadžas pasakė, tai reiškia, kad jie turi duoti mums pinigus? That was a joke. Tai buvo juokas. Although sometimes the truth is told in jest. Nors kartais tiesa sakoma juokais. Anyway, when I used to go into Prabhupada's room, Kaip ten bebūtų, kai aš atėjau į Prabhupados kambarį, when I was, somehow Krishna was blessing me with a lot of success at GBC of Latin America, tai buvo tuo metu, kai mane Krišna palaimino sėkme, kai aš buvau GBC Latino Amerikoje. as soon as I walked into Prabhupada's room, he would say, so, how many temples did you open? Kai aš tai atėjau į Prabhupados kambarį, jis manęs paklausė, kiek šventyklą atidarei, How many books distributed? kiek knygų išplatinai. We know that you cannot reduce bhakti down to mere numbers. Mes žinome, kad negalime supaprastinti bhakti iki skaičių. But somehow Prabhupada believed that I was serving with devotion. Bet vienaip ar kitaip Prabhupada tikėjo, kad aš jam tarnauju su atsidavimu. So Prabhupada gives practical results himself as evidence of his position. Prabhupada jisai patikė tuos rezultatus kaip savo paties pozicijos įrodymą. For example, there were godbrothers of his who very brilliantly criticized him. Pavyzdžiui, buvo Prabhupados Dievo broliai, kurie labai puikiai kritikavo Prabhupadą. And Prabhupada said, these fools don't understand how to recognize the acharya. Ir Prabhupada sako, šitie kvailiai nesupranta, nežino, kaip atpažinti ačariją. And then Prabhupada talked about the results he had gotten. Ir tada Prabhupada kalba apie rezultatus, kuriuos pasiekė. So someone may be very sincere and not get big results. Ir kažkas gali būti labai nuoširdus, bet negauti didelių rezultatų. But if we want to have that special mercy that Krishna talks about in Bhagavad Gita, Bet jeigu mes norime gauti tą ypatingą malonę, apie kurią Krišna kalba Bhagavad Gitoje, and if we want to actually help fulfill Prabhupada's desires, ir jeigu mes iš tikrųjų norime padėti išpildyti Prabhupados troškimą, then we should be Krishna conscious. mes turime suvokti Krišną. But we have to also pay attention to the results of what we're doing. Tačiau mes taip pat turime skirti dėmesį ir rezultatams to, ką mes darome. Otherwise, it's like whimsically cooking for Krishna. Na, kitokiu atveju tai yra tarsi toks savavališkas maisto gaminimas Krišnai. Whoops, I burnt the sabji. O, aš sudeginau sabdžią. I forgot to put the sugar in the sweet rice. Aš pamiršau įdėti cukrų į saldžius ryžius. But that doesn't matter, I cook with love. Bet tai nesvarbu, nes aš gaminau su meile. It's like a mother that forgets she forgets she left her child. Where did I leave my child? She can't remember, but I love my child, I just can't remember where I left her. Čia labai panašai tai kaip mama, kuri myli savo vaiką. Kur aš palikau savo vaiką? Aš negaliu atsiminti. Aš myliu savo vaiką, bet nepamenu, kur jį padėjau. So, if we know that Krishna wants something very badly,
Ir jeigu mes žinome, kad Krišna kažko labai labai nori and Prabhupada wants it, ir Prabhupada to nori, then we should try to get it for them. tai mes turime pasistengti gauti tai dėl jų. And that requires intelligence, Ir tam reikia intelekto, not simply mechanical, blind procedures. ne tiesiog kažkokios aklos, mechaniškos procedūros reikalingas. Someone there? Kažkas ten. Yes? Прабхупада упоминал, или где послышалось, что он говорил о важности варнашрами и сотрудничестве. Ну, перед уходом. Почему в последние часы, или там дни, Прабхупада подчеркивал такие исторические вещи? Какие вещи? Исторические. Lietuviškai gal. Jo, lietuviškai. Prabhupada jisai daug kartų kalbėjo apie varnašramą, prieš išėjimą. Prabhupada kalbėjo apie varnašramą ir apie bendradarbiavimą. Tai kodėl jisai prieš pat savo mirtį jisai kalbėjo apie antraeilius dalykus. So Prabhupada, before his leaving this world, he spoke about necessity of varnashrama and cooperation. Why Prabhupada so much attention put to those secondary things before leaving world? First of all, it's not secondary because if people don't understand the importance of Brahmins, how will they ever listen to us? Pirmas dalykas, tai nėra antraeilis dalykas, nes žmonės nesupranta brahmanų būtinybės arba jų poreikio. And how will they ever stop the capitalists from destroying the world if they don't understand that a Vaishya is third class and has to remain in that position? Ir jie nesupranta, kaip svarbu klausytis brahmanui ir kaip svarbu, kad brahmanai neleistų sugriauti visą šitą pasaulio industrialistams ir kaip svarbu suprasti, kad Vaishas yra trečios klasės žmonės ir jie negali valdyti pasaulio. But there are two major problems with instituting varnashram. Bet yra dvi pagrindinės didelės problemas įtvirtinant varnashramą. Actually, the ashrams already exist more or less. Vienai per kitaip ašramai daugiau mažiau egzistuoja. There are actually some people, even in the West or even in Lithuania, who believe that they should remain chaste until they're married. Yra ir Lietuvoje, ir vakaruose tokių žmonių, kurie galvoja, kad turėtų išlikti skaistus iki vedybų, iki santuokos. It may not be everybody, but the principle still exists. Galbūt ne visi, bet vis dėlto tas principas egzistuoja. And then there's retired life, and of course, but the real problem is the varnas. Ir tikroji problema vis dėlto yra varnos. There are two major problems for us to institute the varnas. Ir yra dvi didelės problemas mums įskurti varnų sistemą. First of all, the varna system is based on an agrarian economy. Pirmiausia, varnų sistema yra grindžiama agrarinė ekonomika. Actually, the varna system existed all over the world, including Europe, before the Industrial Revolution. Iš tikrųjų, varnų sistema neegzistavo visam pasaulyje, taip pat ir Europoje iki industrinės revoliucijos. And Prabhupada indicated the varnas would come back when the industrial economy collapsed. Ir Prabhupada jisai kalbėjo apie tai, kad varnų sistema atgis po to, kai šita pramoninė sistema jinai sugrius. But it has not collapsed. Tačiau jinai nesugriuvo. The other problem is that when Prabhupada wanted to develop the varnas, Ir kita problema tai, kad Prabhupada norėjo vystyti varnas. he said that now that I've developed the first half of my mission, now I want to do the second half. Ir jisai sakė, kad dabar, kai aš jau pabaigiau savo misijos dalį, dabar aš norėčiau pradėti daryti antrą misijos dalį. At least in the Western world, the first half collapsed. Bent jau vakaruose pirmoji pusė, jinai sugriuvo. For example, if you're building a house, you first build the foundation. Pavyzdžiui, jeigu statote namą, jūs pirmiausia pastatote pamatus. But if the foundation blows up, Tačiau jeigu pamatai sugriūna, you can't say, never mind, let's just build the walls anyway. jūs negalite sakyti, negalvokite apie tai, mes tiesiog pastatysim sienas ant viršaus. You have to go back and redo the foundation. Ne, jums reikia grįžti atgal ir pradėti vėl nuo pamatų. For example, Prabhupada at one point had us buy farms. Ir Prabhupada kažkurio momentu kalbėjo apie fermas.
ISKCON's great Back to the Land movement. Tai yra buvo ISKCON'o didysis judėjimas atgal prie žemės. However, because we were preaching in the cities, Tačiau kadangi mes pamokslaujame miestuose, and hundreds and thousands of people were attracted, mes patraukėme tūkstančių žmonių. so we could provide devotees for the farms, Mes galime padėti fermoms savo bhaktus. we could provide economic support, Mes galime duoti jiems ekonominę pagalbą. and the farms were relevant to a successful preaching movement. Ir šitas fermas buvo labai svarbios sėkmingam pamokslavimui Estone. That situation no longer exists in the West. Ir šitos situacijos vakaruose nebėra. So we have to go back and build the foundation again, Taigi mums reikia grįžti ir vėl pradėti nuo pamatų. which is a successful preaching mission Tai reiškia sėkmingą pamokslavimo misiją to Western people. vakariečiams žmonėms. Yes. Kaip mes galim išsiugdyti tą intelektą, kad galėtume matyti tam tikros situacijos, tam tikrų laikų, kad galėtume tinkamai pamokslauti ir kviesti žmonės. How can we develop our intelligence so that we could see the means of preaching according to place and circumstances and time? We either have to be intelligent or listen to intelligent people. Mes turime būti patys arba protingi, arba klausytis protingų žmonių. If someone says they have an intelligent plan to spread the movement, they should show their own results. It's no use for someone who preaches in the East to tell us what to do in the West. Jeigu kažkas tai sako, turi labai inteligentišką planą, kaip pamokslauti, jisai turi parodyti rezultatus. Ir negalime sakyti, kad kadangi jisai sėkmingai pamokslavo rytuose, jisai taip pat sėkmingai pamokslaus ir vakaruose. They should come to the West and show in practice what they can do. Jie turi atvykti į vakarus ir praktiškai parodyti, ką jie gali padaryti. Yes. Garsiai. Prabhupada yra sakęs, kad iškilus mąstymas ir reiškiasi paprasta buitis. Ir klausimas toks, kad judėjai turi kibucas, mormonai irgi turi savo bendruomenę, ar ISKCONas negali turėti, sakykime, kažko panašiai, jeigu vis dėlto pamatai, kiek aš supratau, buvo kaimo bendruomenė. Ta prasme, kad kažkas tokio, nes tos bendruomenės, kiek suprantu, jos kol kas tvirtos, jos turi tokį, sakykime, kažkokį vienijantį, kaip ISKCONas, galbūt, mūsų tos, sakykime, aštamas. So, Lithuanian? Lithuanian. Long question, long to repeat. Ar negalėtų pagrindas tokiam judėjimo atstatymai, grįžimai prie pamatų būti mūsų žemės ūkio bendruomenės, kadangi, tarkim, ir judėjai, ar ne, turi savo kibucas bendruomenės ir mormonai turi savo bendruomenės. Galbūt mūsų bendruomenės taip pat būtų sėkmingas, jeigu bazuotųsi aplink žemės ūkio bendruomenės. Tai galėtų būti pamatas, ar ne? Pamatas, jeigu jisai sugriuvo, kiek suprantu. Jeigu tas pamatas sugriuvo, tai galbūt galima pradėti nuo žemės ūkio bendruomenės, ar ne vėl aplink jas statyti. Arba kitaip sakant, pamokslauti kaime, nes jeigu mieste pamokslavimas tos, kad jisai dingsta, ištirsta. Jeigu mieste pamokslavimas nyksta, tai galbūt reikia pamokslauti kaimuose. Taip. So question was that if our movement is breaking, like we have found foundation which is breaking in the West, for example, so maybe we can start from building communities like Jews have their kibbutzes, Yes. Mormons have their communities. Maybe we can consider our foundation those farm communities, agricultural communities. And if our preaching in the cities is failing, maybe we can preach in the countries. Yeah. Thank you for that suggestion. Ačiū už šitą pasiūlymą. Actually, the movement in the West is not breaking. Iš tikrųjų, judėjimas vakaruose jis negriūna, ne? From a sociological point, the movement is fairly strong. Ir sociologiniu požiūriu šis judėjimas yra pakankamai stiprus. It's simply based, most of it is based on preaching to people from a Hindu background. Tačiau problema yra tai, kad jisai greičiausiai daugiausiai pamokslauja tik tai žmonėms iš Indijos. So, apart from that, the movement is all right.
Tačiau jeigu ne ta problema, tai su judėjimu viskas gerai. As far as the kibbutzim, Kalbant apie kibucus. I actually just spent 8 weeks in Israel before coming to Europe. Aš prieš atvykdamas į Europą aš 8 savaitės praleidau Izraelyje. And it's interesting, the kibbutzes have become, most of them have now, some of them are still agriculture, but many of them have now become sort of like collective factories. Ir įdomu buvo pastebėti, kad nors kai kurios kibucas vis dar tebėra žemdirbystę grindžiamos, bet kai kurios iš jų tapo kolektyvinėmis gamyklomis, fabrikais. So the reality of the modern world. Taigi tai yra šiuolaikinio pasaulio realybė. And of course, because Israel is so small, Ir kadangi Izraelis yra toks mažas, even the so-called country kibbutzes, they're very close to the cities. netgi tos vadinamos kaimo kibucas, jos labai arti miestų. So, also, when you create an alternative economy Ir taip pat, jeigu jūs sukuriat alternatyvią ekonomiką, that is different from the mainstream economy, kuris skiriasi nuo tos šalies ekonomikos, it's difficult to prosper yra labai sunku klestėti, because everyone else is doing something else. nes visi kiti daro kažką kitką. For example, everywhere in the developed world, Pavyzdžiui, visur išsivyščiusiame pasaulyje the price of seeds, grūdų kainos, the price of veterinarians, animal doctors, veterinarų kainos, the price of, let's say, fencing, building fences, ta prasme, kad langų kainos, the price of tvarų kainos the price of labor, ir darbo kaina, the price of everything visko kaina. is based on the assumption that you are doing business Yra grindžiama būtent tuo, kad jūs atliekate verslą and killing your animals. ir žudote savo gyvulius. Tiesiog darote verslą ir žudot gyvulius. So in an agricultural economy, all the prices are based on a completely different scale. Ir žemdirbystės ekonomikoje visas kainas yra grindžiamas visai kitokiu pagrindu. That's why even in Israel, the kibbutzes have a vital economic relationship with the cities. Ir todėl Izraelyje net ir kibucas turi labai gyvybingai svarbius ryšius su miestu. So if we're trying to create our own Krishna conscious economy, Ir mes bandome sukurti savo pačių Krišnos sąmonės ekonomiką. it's essential to also be connected to a flourishing preaching mission in the cities. Tačiau šita ekonomika taip pat turi būti susieta, labai artimai susieta su sėkmingu pamokslavimu miestuose. Otherwise, the movement is, in one sense, it's going well in the West. Well, Kitokiu atveju iš tikrųjų Krišnos sąmonės judėjimas vakaruose gyvuoja visai gerai. if you're not particularly concerned about saving the Western world. Jeigu jūs ypatingai nesirūpinat, kaip išgelbėti vakarų pasaulį, tai viskas gerai. But since that was Prabhupada's main goal and it's in his pranam mantra, I am concerned about it. Tačiau kadangi tai yra Prabhupados pagrindinis tikslas ir tai yra įrašyta į jo pranamą mantrą, man tai taip pat rūpi. Here's a typical Lithuanian, Chandrasekhar Acharya. Čia yra tipiškas lietuvis Chandrasekhar Acharya. Jis iš Prancūzijos. I was wondering if you could speak about, or develop more in this, the topic of pure devotee and the circumstances in which he's in. For example, you were talking about Prabhupada and all the setbacks he had and all the struggles he had. And so are we to understand that these struggles were arranged by Krishna himself? And if so, why would Krishna put a pure devotee into difficulties and... Okay. Klausimas buvo toksai, kad norėčiau pakalbėti, kad pakalbėtumėt truputį apie tyrą atsidavosi ir tai, kaip jisai patenka į vairias aplinkybės ar laikotarpius. Jeigu Prabhupada susidūrė su tiek daug sunkumų ir jam reikėjo taip inteligentiškai viską taikyti, kodėl Krišna jį įstumė į tokias situacijas, kodėl Krišna negalėjo jam padaryti viską kitaip, paprasčiau, lengviau, aiškiau. It makes a better story. Kad būtų geresnė istorija. Just like Prabhupada's coming on the Jaladuta, his heart attacks, it's a great story. Pavyzdžiui, Prabhupada atkeliauja Jaladutas krovininiu laivu ir patiria 2 širdies smūgiai. Iš tikrųjų, tai yra gera istorija.
Great movements need great stories. Ir dideli judėjimai turi geras istorijas. I mean, when Jesus was crucified, his followers decided to more or less put aside for the moment everything he actually taught and just focus on that fact. Pavyzdžiui, krikščionis, ar ne? Kai Kristus buvo nukryžiuotas, jo pasekėjai, jie kažkodėl pasirinko kaip svarbiausią dalyką ne tai, ką jisai mokė, o tai, kad jį nukryžiavo, būtent šitą istoriją. And so the central narrative of Christianity became something that Jesus actually didn't teach. Ir todėl centrinis naratyvas arba pasakojimas istorija krikščionybei tapo tai, ko Kristus pats net nemokė. But that's another story. Bet tai yra kita istorija. So, look at the Pandavas. Pažiūrėkite į Pandavus. Also, we are in this material world, and Vaishnavas. Ir mes taip pat esame materialiam pasaulyje ir Vaišnavai. The Vaishnavas are a minority because this world is for the materialists. Ir Vaišnavai yra mažuma, nes šis pasaulis yra skirtas materialistams. And so these great stories of the Pandavas or Prabhupada and the Jaladuta, they actually give us strength and courage. Ir šitas didžias istorijas apie Pandavus ir apie Prabhupadą Jaladutos laive, jos suteikia mums jėgų ir įkvėpimo. Prabhupada was teaching that we're not the body. Prabhupada mokė, kad mes nesame šitie kūnai. So if everything had gone perfectly in his life, Ir jeigu viskas jo gyvenime būtų klostėsi sėkmingai, health-wise ir sveikatos požiūriu, and economically, ir ekonomiškai, people could say, well, it's easy for him to preach we're not the body because he has a great life. Žmonės sakytų, kad, jam lengva pamokslauti apie tai, kad mes nesam šitie kūnai, nes jo gyvenimas buvo labai lengvas. But Prabhupada revealed Prabhupada's authenticity, his purity, by showing how he responded to difficult situations. Tačiau Prabhupada parodė savo autentiškumą ir savo tyrumą, parodydamas, kaip jisai atsiliepdavo į šitas sunkias situacijas. Yes. Man turbūt lietuviškai dabar pasakyti ir aš pasitikrinsiu, ar teisingai iškirtau. Ar galėtų mokytojas praplėsti truputį tą idėją apie tai, kad mes turime būti nepriklausomai sąmoningi, independently thoughtful, ar ne? I understand that. Ir kaip susijęti tai su etiketu ar ne mūsų elgesiu, kalbėjom apie laiką vietą. Ką tai reiškia, ar ne, būti nepriklausomai sąmoningu. So, how you understood? Yes. Well, I speak perfect Lithuanian. But you can say it in English for it. So, she's asking you, you spoke about we should be independently thoughtful, but at the same we have some rules, etiquette and so on, how we should relate. Maybe you can explain this, how can we relate? Yes. For example, you live in Lithuania. Pavyzdžiui, jūs gyvenat Lietuvoje. And I assume you're a good citizen. Ir aš tikiuosi, kad jūs esat geras pilietis. I assume you're not wanted by the police. Ir aš tikiuosi, kad jūsų neieško policija. Or you didn't recently escape from prison. Ir kad jūs nepabėgot iš kalėjimo, nes pastaruoju metu. So, you're a good citizen of Lithuania. Taigi jūs esat geras Lietuvos pilietis. You follow the rules. Laikotės taisyklių. And beyond the laws, you even follow the proper etiquette. Ir taip pat be įstatymų dar laikotės ir tinkamo etiketo. Being polite and courteous. Esate mandagi ir tokie drąsi. It's not against the law to be rude. Neprieštarauja įstatymams būti grubiam. It's just obnoxious. Tai yra tiesiog žema. And so a good person not only follows the law, but they even follow the proper customs. Ir todėl geras pilietis, jis ne tik tai laikosi įstatymų, bet laikosi taip pat ir gerų papročių. And yet, after you do all of that, you have complete freedom to be independently thoughtful. Ir vis dėlto, net kai jūs laikotės visų šitų įstatymų ir tradicijų, jūs galite būti nepriklausoma mąstymo žmogus. Prabhupada came to start a society of Brahmins. Prabhupada atvyko į vakarus, kad pradėtų brahmanų judėjimą. Shudras do not become independent because they can't take care of themselves. Šudras negali būti nepriklausomi, nes jie negali savim pasirūpinti.
Whereas a Brahman will do the right thing voluntarily. O brahmanas jisai darys teisingą dalyką savanoriškai. So ISKCON is a society. Iskonas yra bendryje. We have laws in ISKCON, Mes turime įstatymus Iskone. and we also have good customs Ir mes turime taip pat gerus papročius. or traditions, for Arba example, Vaishnava etiquette. Tradicijas, tai yra Vaišnavo etiketas pavyzdys. So we follow all of that. Taigi mes laikomės jų visų. We cooperate. Mes bendradarbiaujam. We respect natural hierarchies. Mes gerbėme natūralią hierarchiją. But having done all that, Tačiau jau kai visą tai atliekame, we should have a brain. mes turime turėti smegenis. We should be creative. Mes turime būti kūrybingi. We should have good ideas. Turime turėti geras idėjas. And we should have a culture in ISKCON where good ideas are appreciated and are not seen as a threat. Ir mes turėtumėm turėti Iskone kultūrą, kur geros idėjos yra vertinamos, o nelaikomas grėsme. So it's a combination, it's a balance between freedom and social responsibility. Taigi, tai yra iš tikrųjų kombinacija, tai yra pusiausvyrė tarp socialinės atsakomybės ir nepriklausomybės. If it goes too far to the side of freedom, Jeigu mes perdėlyg nukrypsime į laisvės pusę, we have destructive anarchy. mes turime destruktyvę anarchiją, And if it goes too far to the side of don't think, o jeigu mes nukrypsime į tą kitą pusę, įstatymų pusę, then we have a society of Shudras instead of a society of Brahmins. tada mes turėsime vietoj brahmanų visuomenės šudrų visuomenę. So, as Krishna says in the Gita, it's a question of balance. Taigi, kaip Krišnas sako Bhagavad Gita, tai yra pusiausvyros klausimas. Time for Abhishek. Oh, one more, this lady here. Yes. How to feel the line between Vaishnava and religion fanatic? Between? Religion fanatic. Between Vaishnava, who is Vaishnava, and religion fanatic. Yes. Religious. Well, unfortunately, those two categories are sometimes go together. Kaip padaryti skirtumą tarp vaišnavo ir religinio fanatiko? Ir nesėkmė šitie du dalykai dažnai būna kartu. Kaip? Is that it? How to feel the line, because sometimes everyone tries to speak how many principles we have, but sometimes it's just too much to take. How many? Principles. Rules. Oh, principles, rules. Well, imagine my problem with Lithuanian. You think you have a problem with English. So, Prabhupada once wrote me a letter in 1972 Kartą Prabhupada parašė man laišką 72 metais, when I first took sannyas. kai pirmą kartą priėmiau And I sannyasą. told Prabhupada I was going to preach in the universities. Aš pasakiau Prabhupadai, kad pamokslausiu universitetuose. And he said to me, please do not present Krishna consciousness as rules. Ir jisai prašė manęs, prašau, nepateik Krišna sąmonės kaip taisyklių rinkinio. Krishna consciousness is the most sublime philosophy. Krišna sąmonė tai yra pati kilniausia filosofija. So, if someone doesn't have a higher taste, how can they follow rules? Ir jeigu žmogus neturi aukštesnio skonio, kaip jisai gali laikytis taisyklių? And if they do have a higher taste, they'll follow the rules anyway. Ir jeigu jie turi aukštesnį skonį, tai jie bet kokiu atveju laikysis taisyklių. So preaching means to try to give people a higher taste. Taigi pamokslauti reiškia duoti žmonėms aukštesnį skonį. For example, if you decide you want to be a concert pianist, Pavyzdžiui, jūs nusprendėte tapti pianistų koncertuose. and that goal inspires you, Ir šitas tikslas jūs įkvėpia. then you accept all the discipline, all the rules. Tada jūs priimsite visą discipliną, visas taisyklės. But if you're not inspired by that goal, Tačiau jeigu jūsų tikslas neįkvėpia, you'll never accept the rules, the jūs discipline. niekada nepriimsite tų taisyklių ir disciplinos. The same is true for someone that wants to be an Olympic athlete Lygiai tas pats galioja, jeigu kalbam apie olimpinį atletą or a great scholar. arba didelį mokslininką. So first we have to inspire people. When people are inspired that I want to be Krishna conscious, Taigi pirmiausia, mes turime žmonės įkvėpti ir jeigu žmonės yra įsikvėpę, aš noriu tapti Krišnos sąmonės žmogum, then they themselves ask, what can I do? tada jie patys klaus, ką man daryti. And as far as fanaticism, there's a definition in the dictionary. O fanatizmui yra prašymas žodynė. It means to claim something beyond your understanding Tai reiškia teikti kažką, tai ko patys nesuprantat. or beyond what is reasonable. Arba tai, kas yra anapus racionalaus proto. So, for example, if I'm ignorant of other religions, Pavyzdžiui, jeigu aš neišmanau apie kitas religijas,
For example, I just saw a documentary this morning on, I guess I can say it, Scientology. O šiandieną ryte žiūrėjau dokumentinį filmą apie Scientologiją. One of the more glorious contributions that America's made to the world. Tai yra vienas iš šlovingiausių indėlių, kuriuos Amerika padarė pasauliui. Of course, it's shrinking because they do terrible things. Aišku, šitas judėjimas dabar traukiasi, kadangi jie atliko daug baisių dalykų. And so they're interviewing one of the great intellectuals of our time, John Travolta. Ir jie klausinėja interviu iš vieno iš didžiausių intelektualų šiais laikais, Johno Travoltos. And it's bona fide to laugh at my jokes. Yra visiškai bona fide juoktis iš mano juokų. So he was saying that he accepted Scientology because there's no other movement in the world that talks about world peace. Jisai, pavyzdžiui, sako, Johnas Travolta, jisai sako, jisai priėmė šitą judėjimą dėl to, kad nei vienas kitas judėjimas pasaulyje nekalba apie taiką pasaulyje. And I was thinking, John, you should just keep dancing. Ir aš pagalvojau, Johnai, tau reikia tiesiog šokti. The same thing, for example, if you take the philosophy of Krishna consciousness, you'll find that a lot of it, probably, most of it, you'll find in other wisdom traditions. Ir lygiai tas pats apie Krišnos sąmonės judėjimą. Jeigu jūs paimsite daug dalykų iš Krišnos sąmonės judėjimo, pamatysite, kad jie egzistuoja taip pat ir kitose pasaulio tradicijose. Such as you are not the body. Pavyzdžiui, tu nesi šitas kūnas. Karma. Karma. The need to surrender to God. Tai yra būtinybė atsiduoti Dievui. A personal God. Asmeniniam Dievui. But what they don't have tačiau ko jie neturi is Krishna. Krishnas. And that's why Prabhupada said we have to just teach about Krishna. Ir štai kodėl Prabhupada sakė, kad mes tiesiog turime mokyti apie Krishną. Or for example, there are some devotees that actually preach that all knowledge comes from India. Arba, pavyzdžiui, kai kurie bhakti pamokslavo, kad visas žinios ateina iš Indijos. That means the cure for polio somehow came from India, although no one knows how it did. Tačiau tai reikštų, kad vaistai nuo polio ligos, jie atvyko iš Indijos taip pat, bet niekas nesuvokia, kaip tai galėjo atsitikti. Modern computer technology. Arba šiuolaikinės kompiuterinės technologijos atėjo taip pat iš Indijos. So it's a little ridiculous to say Taigi tai that. truputį keista. I mean, obviously, the highest knowledge came because Krishna appeared there. But so if we're fanatical, or if we think that, for example, if I think I personally really appreciate Indian culture in terms of music, dance, dress, cuisine. Žinoma, jeigu mes sakysim, kad aukščiausia filosofija atėjo iš Indijos, tai be jokios abejonės, nes ten apsireiškia Krišna, bet kalbant apie kitus dalykus, mes galime sakyti, kad man patinka indiški dalykai, ten virtuvė, drabužiai, dar kažkas. So that's wonderful. Nuostabu. But if I say no one is dear to Krishna unless they are immersed in Indian ethnic culture, that's fanaticism. Bet aš sakyčiau, kad jeigu kažkas teigia, kad niekas nėra brangus Krišnai, jeigu jisai negimė toj etniniai Indijos kultūrai, tai aš sakyčiau, kad tai yra fanatizmas. So we have to be reasonable and open-minded. Taigi mes turime turėti sveiką protą ir turėtumėm būti atviri. And at the same time, we have to strictly follow our own principles. Ir tuo pat metu turėtumėm griežtai laikyti savo principų. Rupa Goswami gives a list in chapter 6 of the Nectar Devotion. Rupa Goswami 6 atsidavimo nektaro skyriuje pateikia sąrašą. Of the basic principles of Bhakti Yoga. Tai yra baziniai Bhakti jogos principai. And it's really unfortunate that he left out of his list some things that some devotees think are absolutely essential. Ir labai nesėkmė iš tikrųjų jisai paliko tame sąraše kai kurios dalykus, kurios kai kurie bhakti galvoja, kad tai yra absoliučiai būtini dalykai. So if we really have to just present a spiritual science. Anyway, there's room. I mean, ISKCON is meant for everyone, and there are different kinds of devotees, but if every devotee is faithful to Prabhupada, following our principles and accepts Krishna as everything, then they're one of us. Taigi, vietos yra visiems, ISKCON'e yra daug vietos. Ir jeigu kiekvienas priima mūsų Krišnos sąmonės kažkokius tai principus, jis yra vienas iš mūsų. There are no ethnic requirements to love Krishna. Ir nėra jokių etninių reikalavimų mylėti Krišną. Just spiritual requirements. Tiesiog dvasiniai reikalavimai. So, I think last question. Paskutinis klausimas. What? We have to end? Okay, last
The last. Last question. Last, This is really the last. paskutinis. So as soon as this, I'll give you a very short answer, and this is really the last one. Tai bus labai trumpas atsakymas ir tai yra tikrai paskutinis klausimas. Kuris? Nieko negirdžiu. Garsiau. Yesterday you spoke a lot about reciprocation. Yes. Reciprocation of love between one another and devotee and Krishna. Yes. And she liked this presentation a lot and she wants to ask you, maybe you can expand a little bit about Yes, see me after the class. Taigi, tikrai gali susitikti po paskaitos. Yeah, actually, it's a very good point, and there's also a devotee back there that you wanted to ask a question. So anyone that didn't get their question answered, please have one major credit card, and you can meet me after the... Taigi, jeigu labai daug bankų čia dar nori užduoti klausimus ir jeigu kas nors nori užduoti savo klausimą, prašom susitikti tenai, gali turėti vieną iš tokių visur pripažįstamų kreditinių kortelių. So, but I can talk to you after the program. So, thank you all very much. Thank you to the translator. Ačiū Jums labai visiems. Prabhupada ki jai. Hridayananda Danda Swami Maharaj ki jai. I ended. Oh, where is Lumber? Where's Lumber? Lamina. Pasakyk dėl maudymo. Dėl maudymo. Vyksta Abhišeka ir maudės tik vaišnavai su vaišnaviškais drabužiais ir be kojinių. Jeigu ne vaišnavas su vaišnaviškais drabužiais ir be kojinių irgi gali, sakė. Ir sistema bus, kaip nustatė mūsų brahmanai, vienas prabhu, viena matadžia, vienas prabhu, viena matadžia, vienas prabhu, viena matadžia ir taip toliau. Ir sako, gal net 2 eilės atsiras. Nu, jūs pamatysit, tai bus akivaizdu.